Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir jei pereitoje laidoje mes kalbėjomės apie valstybę, tai šioje laidoje mes kalbėsime apie ūkį. Ir vėlgi mes priminsime tą šešialapį žiedą, kur centre yra žemė. Taigi, jeigu mes neturėsime žemės, žinoma, apie kokį ūkį mes tada galėtumėm šnekėti. Ir mūsų laidoje vėl svečiuojasi ūkininkas, žurnalistas Alfredas Uzas. Sveiki, Alfredai. Tai koks dabar mūsų ūkis yra šiai dienai? Jeigu mes anksčiau, netolimoje praeity, visi vyresnės kartos žmonės prisimena, jog ūkiai klestėjo, statiniai, fermos, dabar tik tai kuliukai belikę. Jeigu dar primins senesnius laikus, taip vadinamus Smetonos laikus, Lietuva buvo viena iš pagrindinių importuotojų žemės ūkio produktų ir netgi ūkininkam ar žmonėm liepdavo vos nepriverstinai žąsis pirkti, nes nebuvo kur judėti. Kai atsirado, Kaune buvo pastatytas degtukų fabrikas, ten tėvukas juokavo, sakydamas, kad visus tos benzinufkės, taip vadinamas, ar žibalinius žiebtuvėlius draudė, kad palaikyti pramonę, kad savus degtukus pirkti. Dabar ta mūsų pramonė kažkokiam taip gailėtinam lygmenį, o žemės ūkio produktus mes jau daugiau įsivežam, o savų nebeauginam. Kas čia dabar darosi su mūsų ūkiu? Nes patsgi ūkininkas. Tik tai suklydai, eksportuotojas, ne importuotojas buvo Lietuva. Ja. Ūkio, galima sakyti, nebėra irgi visiškai. Kaip mes kalbėjome apie tai, kad valstybės jau nebėra visiškai, tauta neaišku, kur yra, žemė neaišku, kur atsidurs, taip jau su ūkiu, man regis, kiekvienam tampa aišku, kad jis jau nebe mūsų. Ir turbūt, jeigu imti dirbančių žmonių skaičių, tai jis yra pašėlusiai menkas jau. Todėl negali būti ūkio, jeigu nėra dirbančių žmonių. Visi žmonės, kurie galėtų ūkį kurti čia, jie kuria kituose kraštuose, o ūkis iš esmės pagrinde daugiausiai privalo aprūpinti valstybę, privalo aprūpinti tautą, privalo ūkiu remtis visa kultūra ir švietimas. Privalo ūkis maitinti neįgaliuosius vaikus ir taip toliau. Todėl, kad ūkio paskirtis yra labai aiški. Žmogus turi nealkti, netrokšti ir nešalti. Tai štai tie trys elementai, kuriais remiasi ūkio poreikis ir visas supratimas apie ūkį. Ir dabar, kas darosi? Kaip jau sakei, Lietuvoje maisto produktų mes, mano tokiu grubiu skaičiavimu, net pusės jau nepasigaminame. Kadangi didesnė jų dalį, jau įskaitant net ir tokį dalyką kaip mėsa, mes įsivežame iš kitų kraštų. Tai yra toks absurdas, kokio mūsų seneliai, proseneliai neįsivaizdavo. Aš galėčiau pailiustruoti elementarių pavyzdžių. Tarybiniais laikais mes su tėveliu savo sodyboje rentėme tvartą. Nedidelį tvartelį, kadangi nebuvo galima tada statyti didesnių sugriovė, kol ūkiai atėję, išvežiojo rastus, sudegino ir kitur perstatė. Tai mes statėme kartu ir tvartelį ir klojimą. Ir tėvelis man sakė, samanokime tarpsenius ir klojimo. Pasikeis laikai, sako, tai tu tik tai lubas užmesi ant balkių ir iš klojimo padarysi tvartą. Tas tvartas galimas stovi apytuštis dabar. Nėra poreikio, nėra galimybių šiuo metu vystyti elementaraus ūkio, žemės ūkio. Ūkis be abejo susideda ir iš antrosios dalies pramonės. Aš jau ne vienoje vietoje demonstravau. Paprasčiausios lopetėlės blynui apversti mes nepasigaminame, ją vežamės iš Kinijos. Paprasčiausio apavo nėra Lietuvoje. Paprasčiausio drabužėlio, aš nežinau, šita tavo drapana, tai dar gal Lietuvoje pasiūta. Bet dažnas drabužis, apavas ir kepurėlė pagaminta balažino kur. Lietuva, kuri didžiavosi audėjais, siuvėjais, kitais amato meistrais, dabar tapo vien bedarbių, išlaikytinių,
kraštu. Bet tai čia galbūt vis tik tai reikėtų grįžti į tą vis tik tai pereitoje laidoje minėtą valstybę ir jos politiką, kai mes kalbinam, kad mūsų ūkis ir pramonė atsigauna, paradoksali situacija, vis tik tai verslininkai iš Lietuvos dėl įstatymų, dėl mokesčių traukiasi iš Lietuvos. Be abejo, ir taip gaunasi, kad galbūt tokia valstybės politika šiai dienai įtakoja ir sąlygoja, kad mes, nei ūkio, nei pramonės nedirbame. Nagi prisiminkime, štaigi netaip jau senai visi čia džiaugiasi, kad Europos Sąjunga duoda subsidijas, jog mes nedirbtumėm savo žemės. Moka pinigus už tai, kad mes užsodintumėm miškais, kad mes nedirbtumėm, atsisakytumėm galvijų, duoda mums išmokas. Bet palaukit, taigi puikiai žinoma, kad niekas už dyką nieko nedalina ir duoda, tarkim, 3 litus, kad paskui mes pirktumėm už 5 litus iš svetur. Be abejo. Todėl ši sistema veikia, tai yra planingas mūsų ūkio sužlugdymas, tai yra, grįžkime prie to, tai yra 3-ojo pasaulinio karo sudėtinė dalis. Ir dar anuo metu, prieš 14 metų aš buvau Danijoje. Tai danų kai kurie ten konsultantai labai atviri pasakė, jūs Pabaltyje galite neauginti ne vienos kiaulės, mes viską padarysime patys. Taip ir atsitiko dabar jau Lietuvoje ir būtent nealkti jau mes tuoj tikrai šito šanso neturėsime, todėl kad viskas, ypač pardavus žemę, nealkti poreikis atsidurs kitų žmonių rankose. Mes patys jau negalėsime nealkti savo norų. Mes priklausysime nuo kito asmens, kuris arba leis mums nealkti, arba numarins badu. Kadangi jeigu mes prarandame žemę, mes prarandame pagrindą būtent šito svarbiausio poreikio. Lygiagrečiai mes prarasime poreikį ir antrą netrokšti. Mūsų vandenys jau dabar grėsmingai teršiami. Jeigu tarybiniais laikais mes kentėjome nuo didelės chemijos panaudojimo, jeigu tarybiniais laikais mes išarėm per daug žemės, numelioravom ir gerokai užkrėtėm vandenius, net nei vieno šulinio iš esmės kaime nebeliko, kur būtų nitratais neužkrėstas vanduo, tai dabar vandenys jau apsivalė, daug kur atgyjo visiškai natūrali gamta. Tačiau atėjo monstrai iš užsienio kraštų ir jie iš naujo teršia Lietuvą, teršia vandenį. Nešalti energetika mūsų visiškai svetimose rankose, vamzdžiai įvairios trasos, tu čia, Sauliau, ir aną kartą sakei, kalbėkime apie tą pačią elektrinę, apie tą patį dujų vamzdį ir visą kitą. Visiškai mes esam pajungti svetimomis gyslomis ir vos tik ta gysla, kurio nors vietoje užspaudžiama, tuoj pat mums grėsia šaltis, nes kol kas Lietuvoje dar būna šalta. Todėl nuo nealkti, grįžtų prie to, mums visiškai pakanka vienam asmeniui visiškai gerai gyventi, netrokšti, nešalti, nealkti, pakanka 2 hektarų žemės. Tiek mes ir turime Lietuvoje. Mes galime gyventi nuostabiai šauniai. Todėl, kad maisto produktų pagaminti viename hektare vienam žmogui jau yra perteklius net. Tiek, kiek duoda saulė ir žemė, mes vienas žmogus hektare nesuvalgysime šitiek, kiek tai galima padaryti. Nešalti. Jūs paimkite elementarų dalyką, tarkime, miškas. Miške, kai aš sodinu mišką, aš į hektarą sodinu ne mažiau kaip 3000–4000 medelių. Iš esmės aš skaičiuoju, net ir prastas miškas viename hektare gali auginti apie 2500 medžių. Jeigu imsime 100 metų tarpą, kada medis suauga iki visiško gražaus medžio, o kai kurie mediai auga ir greičiau, taigi hektare užauga 2500 kubų medienos. Jeigu mes padalinsime į 100 metų, mes galėsime 25 kubus medienos, brandžios, geros medienos pjauti kasmet. O tai yra 25 medžiai paprasčiausi, arba 25 kubai, aš grubiai skaičiuoju, nes storesnis medis jis daugiau negu kubas medienos. Malkoms 10 kubų yra per daug. Ir elektrai pagaminti, ir šildymo energijai pagaminti būtų per daug. Mums lieka dar ir baldams, ir eksportui liktų elementarios medienos. Tarkim, jeigu mes tos medienos nedarytume taip, neapdairiai negadintume, kaip daroma iki šiol, tai ačiū kažkam, kad šiuo metu dar liovėsi pjovę miškus vasarą.
ir pavasarį. Anksčiau būdavo nuo ryto iki vakaro, tokiu metu vasarą, dūzgia motoriniai pjūklai, guldo miškus visus iš eilės. Ir miškininkai šiuo atveju yra labai kalti dėl paikos propagandos, kad Lietuvoje miško priauga daugiau negu iškertama. Ir tu, Sauliau, turbūt ir kiti, jau dabar nuėję į tas vietas, kur jie pernai grybavo, jau neberanda to miško, kur jis buvo. Neberanda nei tų vietų, kur lankėsi kažkada su kokiamis palapinėmis ar dar kur nors, ten jau kažkas privatizavo tos plotus, kažkas tvoras užtvėrė. Dabar čia tokie vyksta dar dėl miškų karai, bet jie yra neesminiai karai. Mes nevertiname miško kaip pagrindinio energijos šaltinio. Būtent ir iš tos, tų sakiau, 25 kubų, tu gali susirasti labai gerą patogų būstą. Nuostabų būstą, ne gelžbetonio, ne stiklo idiotiško, ne plasmasės, bet tu gali susirasti ekologišką būstą, nuostabų. Tu gali jį visiškai apsišildyti. Tu gali daug ką padaryti iš miško, įskaitant net ir degalus toliau, elementarius. Čia reikėtų galbūt tikrai atkreipti tokį dėmesį, jog mes Lietuva tikrai turime didelės tradicijas ir galiausiai su žemės ūkio produktais tikrai galime pagaminti ir ekologiškus produktus ir juos pasiūlyti pasauliui, tačiau kažkodėl tai mistiškai mes to nedarome. Turime ir turizmą, galiausiai ir pramonę, esame darbšti tauta. Buvome tie mūsų darbštuoliai galbūt dabar pasitraukia į užsienį ir čia vis tik tai pereitoje laidoje reikia atkreipti dėmesį mūsų valstybės vykdomą politiką. Tačiau tai vėlgi piešiame pačiom baisiausiom spalvom, mūsų televizijos žiūrovas tikrai pravažiuoja per Lietuvą, nuo vieno krašto iki kito, nėra ta Lietuva labai didelė, Olandija dar mažesnė, bet pažiūrėkim, kaip jinai klestinti šalis, o mes tokie, kaip tai pastaruoju metu daromės, nesuprantami. Bet tai ką dabar daryti? Tada vėlgi tas klausimas, blogai, tikrai blogai. Tai, bet mesgi, duokim kažkokią tai išeitį. Aš ir duodu išeitį. Ką daryti? Pirmiausia reikia išsaugoti Lietuvos žemę kaip teritoriją. Aš pakartoju, kaip teritoriją. Man nesvarbu, aš neturiu asmeninių interesų. Kiti sako, gal tu šliužai nori žemės daugiau, man per akis tos, kurią aš dabar tvarkau. 18 hektarų man jau per daug, aš senstu, aš negaliu jos tiek apžiūrėti dar. Man nereikia žemės papildomai. Imkime vidutiniškai vieną šeimą. Mes grįšime prie šeimos galbūt kitose laidose, ją turi sudaryti 7 asmenys. Vėlgi pagal mano 7-tuko schemą. 7 asmenims, skiriant po 2 hektarus, vienai šeimai tektų Lietuvoje 14 hektarų žemės. Todėl aš, tarkime, net per daug žemės jau šiuo metu tvarkau. Tačiau aš žemę saugau. Aš žemę saugau kaip teritoriją. Ir būtent išsaugoti štai tą žemę, vėlgi mes ant jos turėsime tiesti kelius, mes ant jos turėsime statyti namus, mes iš jos gausime vandenį, mes į ją grįšime, kapinės ten turės būti, kas dar nenori susideginti. Todėl prarasti žemę mes prarasime būtent elementarius tuos dalykus. Nei mes savo maisto turėsime, nei mes savo būsto turėsime, nei mes turėsime numirti kur ir atsigerti iš ko. Todėl pirminis dalykas labai elementarus. Išmokime tvarkytis, mokame tvarkytis, mokėjime tvarkytis. Apsaugokime savo žemę. Ir, mėlyje, eikime dirbti. Netiesa dabar yra, kad Lietuvoje darbo, sako, nėra. Aš šito vietoje, kai man pasako, brolyčiai, man rankos nusvyra, aš nepaeinu vakare nuo to, kiek aš turiu darbo. Aš galiu įdarbinti iš karto visus 3 milijonus žmonių Lietuvoje. Bet jie iš karto pasakys, kad aš noriu pinigų. Štai šitoje vietoje ir atsiranda esminis dalykas. Ar tu nori darbo? Ar tu nori kurti konkretų produktą? Ar tu nori gauti tų spalvotų popierėlių, kuriuos aš rodžiau? Spalvotus popierėlius dėja spausdina ne mes. Ir tas, kas spausdina spalvotus popierėlius, jais bemosuodami, mus